Puikiai šeštadienio popietė futbolui ir pradedame tiesioginę transliaciją iš Marijampolės Arvi futbolo stadiono. Čia netrukus 16 lygos turo startas Marijampolės Sūduva prieš Gargždų Bangą. Šeimininkai šviesią aprangą vilkės kaip visada tradiciškai namuose, jų varžovai tikrai oranžiniai mėlyni ir jie šiandien bandys mesti iššūkį šeimininkams, nors lengva tai padaryti tikrai nebus. Ieško optimalios sportinės formos, koks smūgis. Mohamedas Gdau, gražu žiūrėti, bravo dabar šiam jaunam tikrai legionieriui. Solomonavičius, geras perdavimas. Geras šūvis ir Davidovas kaip traukia komandą. Tomazis Šergeišvilis, nuostabus smūgis. Klysta vartininkas, grubiai klysta, 1-0 turėjo būti, pataiko į virpstą. Solomonavičiaus, koks geras perdavimas, Staponka, 1-0. Tomas Solomonavičius, tiesiog bravo jam už šį perdavimą. Tiesiog bravo jam, 10 balų iš 10. Čia jau nei ką pridėsi, nei ką atims. Tomas Solomonavičius dabar, sakau, padarė viską, kas Staponkai bus. 1-0, Banga pirmauja. Neįmuši tu, įmuša tau. Leimonas. Stelevskis, kokį perdavimą atlieka Valskis. Ne. Neteisingą sprendimą turbūt priėmė dabar eidamas į kairę. Basičius smūgiuoja, geras Basičiaus šūvis, traukia Bogužas komandą. Na dabar galbūt po štai šios atakos Valskis! Wow, gražu, Nerijus Valskis, pirmoji šio kėlinio minutė ir nuostabus Nerijaus reidas. Gražus įvartis. Vaikinai susiems ir laimės. Valskis 2-1. Per 3 minutės Sūduva muša 2 įvarčius ir abu kartus tai daro Nerijus Valskis. Popietė su ne Čekuoliu, o su Nerijumi Valskiu. Taip vadinasi tai, ką jūs dabar matote savo kompiuterio ekranuose. Tadodzė pagal taisyklės Banys. Pats gali smūgiuoti Žilvinas Banys ir pataiko į Davidovą. Čia Šergeišvilis, momentas. Vienas prieš vartininką, Šergeišvilis ir Davidovas. Bravo. Ir čia Leimonas. Valskis prieš vartininką. Nepriekaištingai žaidžia gynėjas. Žaidžia prastai Leimonas. Kulbis. Galima smūgiuoti. Gajus Kulbis. Pataiko dabar į vartininką. O čia Brokas. Prieš Martyną Dūdą. Jam šiandien sunkios rungtynės, daug darbo. Ne viskas pavyksta, bet jis stengiasi. Ir Bogužas. Kraštą dabar Banga. Krygaitis gali žaisti prieš Daukšą 1-1. Jo perdavimas arčiau vartų. 2 Bangos žaidėjai galėjo uždaryti perdavimą, tačiau nei vienas to nepadarė. Galima žaisti, sako teisėjas, nepaisant to, kad buvo 2 kamuoliai aikštėje į baudos aikštelę. Staponka. Čia smūgis gaunasi nepavojingas. Aleksejevas netaip turėjo dabar sužaisti. Bet paskutinę ataką teisėjas neleidžia surengti. Jos Sūduva laimi 2-1, abu įvarčius pelnė Nerijus Valskis. Sveikinimai Sūduvai. Gargždų Banga, jūsų pergalės dar ateis.